Sveiki, šiandien su jumis ir vėl aš, Dominikas iš Dronai24 LT. Šiandien turim ypač karštą ir labai laukiamą naujieną Lietuvoje. DJI Mavic Pro. Taigi, pasižiūrėkime, kas viduj. Bet šitos dėžutės neatidarysim, nes mes jau jie išpakavom. Ir turime DJI Mavic Pro Combo Packą. Pasižiūrim, kas viduje. Viduje turime tai, kas svarbiausia, mūsų DJI Mavic Pro droną. Pasižiūrėkim, kaip jisai atrodo išlankstytas. Tai padaryti labai nesunku ir užtrunka vos kelias sekundės. Taip pat turime dvi papildomas baterijas, įkrovimo stotelę, adapterį įkrauti jūsų telefoną arba planšetę iš Mavico baterijos, automobilinį pakrovėją, standartinį pakrovėją, laidą pakrovėjai. Labai gera naujiena Apple telefonų turėtojams, specialus laidas pajungimui į telefoną ir žinoma valdymo pultas. Pamiršau. Labai puikiai tašė, kur galėsite viską susidėti. Telpa visą tai, kas yra ant stalo. Šiek tiek paspausti reikia, bet sutalpinti galima. Truputėlį apžvelkime patį Mavicą. Pats dronas yra ypač kompaktiškas, nedidelis dronas, kuris telpa delne. Turi kamerą, čia yra apsauginis dėkliukas, kuris nusiema prieš skrydį, gimbalo laikiklis ir propeleriai, kurie išsiskleidžia, priekyje yra kliūčių vengimo sensorius, apačioje turime aukščio palaikymo sensorius ir dvi kameras, pagal kurias dronas nustato savo vietą. Tai ypač naudinga skraidant patalpose ir išbandėme, super stabiliai stovi, gali pakilti iki kažkur 6 metrų aukščio ir nedreifuoja visiškai. Net jeigu patrauksite droną už kojelės, jisai automatiškai grįš į tą pačią vietą. Tai veikia net ir patalpose. Kas toliau? Baterija, kuri labai paprastai įsiema ir įsideda. Kaip ir visos DJI baterijos yra išmanioji, paspaudžiate ir matote, kiek yra baterija pakrauta. Taip pat yra jungtis, kur galite pasikeisti drono valdymą, arba jungiate prie valdymo pultelio, arba galite patį droną valdyti su paprastu išmaniuoju telefonu. Taip pat čia dedasi microSD kortelė, o kitoj pusėje galite pasijungti droną su microSD laidu, programinės įrangos atnaujinimui arba išsikrauti duomenis. Pultelis yra labai kompaktiškas, taip pat telpantis delne ir palyginimui su pačiu dronu galbūt yra kažkiek tai mažesnis. Čia yra dvi antenos. Apačioje rasime vietą, į kurią įsidėsite savo išmanųjį telefoną, kurį naudosime vietoje ekrano ir kaip ir standartiškai pasijungsime per DJI Go aplikaciją ir galėsime valdyti visus drono parametrus. Valdyti patį droną yra kažkiek tai keista, perėjus nuo standartinio DJI pultelio, nes svirtys yra ganėtinai mažos ir pats pultelis yra mažas, bet čia rasime viską, ką randame standartinėme pultelėje. Tai yra įjungimo mygtukas, grįžimo namo mygtukas, filmavimo mygtukas, fotografavimo, white balance nustatymas ir kiti tie patys mygtukai. Taip pat rasite įkrovimo stotelę, su kuria labai patogu įkrauti kelias baterijas iš karto. Taip pat prie šito įkrovimo stotelės yra labai puikus priedas, tai įkrovimo adapteris, sakykime, powerbankas. Ką mums reikia padaryti, tai paprasčiausiai pasiėmėme Mavico bateriją, pajungiame ją į šitą adapterį ir turime puikų atsarginį energijos šaltinį telefonui arba valdymo pulteliui ar šiaip kokiai nors jūsų planšetei. Taigi, jeigu pritrūkote energijos kelionėje, Mavico baterija pasitarnaus kaip puikus atsarginis energijos šaltinis. Kas man labai patiko, kad DJI Mavic įkrovimo blokelyje rasite taip pat dvi USB jungtis, nuo kurių galėsite pasikrauti bet kokį USB įrenginį. Taip pat komplekte turime ir automobilinį baterijų pakrovėją, kuris labai pravers kelionėse.
Taigi pakalbėkime apie naujus Mavico funkcijas. Iš esmės pulte yra du režimai - Optim režimas arba sportinis režimas, kurį galima įsijungti čia. Ir taip pat žinoma išmanieji skrydžio režimai, kurie įjungiami iš tikrųjų labai paprastai. Tai reikia paspausti šitą ant ekrano esantį mygtuką ir mes matome visus galimus pasirinkimus. Tai normalus skrydžio režimas, gesčia fotografavimas atlikus tam tikrą gestą, aktyvus sekimas. Dronas taip pat gali skristi ir sekti aplinkos reljefą. Taip pat gali būti naudojamas kaip tripodas. Tap and fly funkcija, kai mes ant ekrano paspaudžiame kažkokią vietą ir jisai nuskrenda. Taip pat turime Point of Interest standartinį režimą, Follow Me, Waypointai, Course Lockas ir Home Lockas. Taip pat šitas svirtis atlieka dar keletą funkcijų. Jeigu mes svirtį paspaudžiame žemyn, kamera pasisuka šonu ir gauname portreto režimą vietoj plataus kampo režimo. Taip pat, jeigu mes šitą svirtį pakeliame į viršų, kamera automatiškai yra nuleidžiama 90 laipsnių kampu ir dar kartelį grįžtame atgal į tą pačią poziciją. Taip pat turime iki 2 kartų skaitmeninį priartinimą, tai jį galima reguliuoti šitos svirties paspaudimų į kairę arba dešinę. Kas yra labai svarbu, kad kamerai nėra fiksuoto fokuso, todėl prieš atliekant vieną ar kitą nuotrauką būtina nustatyti vietą, kurią norite sufokusuoti. Tai paspaudžiame šitą žalią mygtuką, pasirenkame fokusavimą ir tarkim sufokusuojame šitoje vietoje. Taip tada galime daryti nuotrauką ir esame tikri, kad nuotrauka nebus išplaukusi. Kairėje esantis pause mygtukas leidžia trumpam išjungti išmanųjį skrydžio režimą. Jeigu skrendate, tarkim, Follow Me režimu, paspaudžiate pauzę, jisai pereina į normalų režimą, galite droną kažkur nuskraidinti į kitą vietą ir pratęsti skrydį vėl paspaudus pause mygtuką. Visi kiti nustatymai iš esmės nesiskiria nuo standartinio Phantomo 3 arba Phantomo 4 nustatymų. Tai visą jums reikalingą informaciją rasite tam pačiame ekrane. Taigi, esame pasiruošę skrydžiui, esame patalpoj ir pasižiūrėkime, kaip mūsų dronas skrenda. Taigi, išbandėme DJI Mavic savo kailiu ir galime pasakyti, kad tai yra tikrai puikus dronas, kuriuo mes esame labai patenkinti, mums labai patiko paskraidyti tiek patalpose, tiek lauke ir rezultatas mus tikrai nustebino. Gerų įspūdžių su DJI Mavic.